Labas visiems. Žinau, kad labai daug žmonių manęs laukia, nes jau senai pamokslavau. Paskutinį pamokslą esu pasakęs prieš 15 mėnesių. Ir štai dabar pamokslauju aš vėl, ir pamokslas vadinasi Teisumo drabužiai. Ir iš pradžių trumpai papasakosiu apie tokius veikėjus, kurie buvo Biblijai. Tokia žmonių kategorija, labai didelė, kuri egzistuoja šiandien, tai vadinasi fariziejai ir rašto aiškintojai. Tai buvo tokie žmonės, kurių Dievas nekenčia, nes Biblija sako, kad Dievas nekenčia veidmainių, o Jėzus, Dievo sūnus, juos ir vadino būtent veidmainiais, pabalintais kapais. Bet vis dėlto tie žmonės buvo tokie kaip ir besilaikantis Dievo žodžio ir labai netgi kruopščiai. Tik tiek, kad Dievas juos permetė ir vadino juos veidmainiais. Taigi sakau jums, jeigu teisumu neviršysite rašto aiškintojų ir fariziejų, neįeisite į dangaus karalystę. Tai čia yra žiauru. Tai viskas. Truputėlį pakalbėsiu, kas tai yra tas viršijimas teisumu. Aišku, teisumas ateina iš Dievo, mes iš savęs negalim būti teisūs, bet tik Dievo vaikam yra skirta. Ta prasme, kad aš turiu būti visai neblogas, turiu būti Dievo akise, kad aš turėčiau visą laiką būti apsuptas gerais darbais, apsirengęs gerais darbais. Ir tarkim, aš dabar jau kalbu apie save, tarkim, Dievo žodis sako, negalima niekada pasakoti nieko, jeigu tu kažką gero darai, tai negalima to, pavyzdžiui, skelbti niekada. Ten, kai vyksta, kas turi televizorių, nes aš tai neturiu, ten, kai vyksta visokie garbės apdovanojimai. Tarkim, žinome, žmonės mėgsta dažnai pasakoti, kokius jie gerus darbus padarė, kokius milijonus kam paaukojo ir visi žino, kad nors tai yra didelės pinigų sumos, bet jie žino, kad tai nieko per daug nereiškia tiem žmonėm, nes jie tų pinigų turi daug. Ir iš to tiesiog darosi reklamą ir dar atsijama šlovę, kokie jie geradariai yra. Ir netgi pats Jėzus, jeigu jisai padarydavo kokį išgydymą kokiam žmogui, jisai sakydavo, kad griežtai, sakydavo Biblija, sako, kad niekam nepasakotų. Todėl duodamas išmaldą, netrimituok gatvėse, kaip daro veidmainiai, kad būtų žmonių giriami. Iš tiesų, sakau jums, jie jau atsiėmė savo atlygį. Ir aš pradėjau galvoti, kad pavyzdžiui, paprasti žmonės, pasauliečiai, jie irgi moka daryti gerus darbus. Nu, tarkim, aš paatvirausiu, pavyzdžiui. Pavyzdžiui, aš esu kraujo donoras. Mano kraujas pasirodo kaip ir tinkamas, aš duodavau tą kraują ir aš sužinojau paskui, kad aš įsiklausinėjau, kad pasirodo, kad maždaug yra netgi pusė ant pusės, kiek žmonių tą kraują duoda atlygintinai ir kiek duoda neatlygintinai. Neatlygintinai tą kraują duoda paprasčiausi pasauliečiai, kurie net netiki gal Dievo iš viso, bet jie tiesiog atvažiuoja ir padaro gerą, nes čia iš tikrųjų dabar aš nediskutuosiu, kur tas kraujas ten po to patenka, kad gal ir daro kažkas biznį iš to, man iš tikrųjų nesvarbu, nes čia net nepiniguosi esmė, kad tu kažkam gerą darai ir kad tu žinai, kad galbūt tas kraujas kažkam bus naudingas ir gal tas žmogus išgyvens, ir tik tais čia yra svarbiausia. Aš tada supratau, kad yra kažkokie pasauliečiai, kurie atvažiuoja ir daro gerą, nemokamai, to nesureikšmina, o aš, Dievo tarnas, atvažiuoju, duodu kraują ir išeinu iškeltą galvą su pinigais. Į tuo tarpu kažkokie pagonys daro tai nemokamai. Ir aš tada supratau, kad jie mane lenkia. To nenorėdami, to nežinodami. Aš pradėjau suvokti, kad va ta eilutė, kad turim lenkti tuos fariziejus, ar tuos veidmainius, tuos kažkokius tai geradarius, kad mes turime lenkti juos. Aš supratau, kad man dar reikia pasiekti pasauliečių lygį pradžiai. Todėl, kad iš tikrųjų yra 100 kart geresnių pasauliečių žmonių, kurie yra pražuvę, bet jie yra daug geresni negu aš. Ir viskas, man jokių šansų tada nėra, nes aš tiesiog esu nepakankamai geras. Tiesiog reiškia, aš visą laiką galvoju apie save, viską darau dėl savęs ir niekada nieko negalvoju apie kitus ir kaip kitiem būti ir padėti. Ir galų gale Biblija kažkur sako, kad
mes turim būti, kad Dievo tarnas turi būti visą laiką pasiruošęs geram darbui. Ir vat vis Biblija primena, žiūrėkite, jog nedarytumėte savo gailestingumo darbų žmonių akise, kad būtumėte jų matomi. Kitaip negausite atlygio iš savo Dievo, kuris danguje. Vėl kita eilutė sako, tyras ir nesuteptas pamaldumas prieš Dievą ir Tėvą yra lankyti našlaičius ir našles jų sielvarte ir saugoti save nesuterštą šiuo pasauliu. Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantis patys save. Laimingas, kas rūpinasi vargšais, nelaimės dieną jį viešpats gelbės. Viešpats padės jam ligos patale, ligoje išgydys jo negalės. Tai yra visai tokie neblogi pažadai iš Dievo. Kad tiesiog aš turiu būti gailestingas savo artimui visada ir visom prasmėm. Ir sako, teismas negailestingas tam, kuris nevykdė gailestingumo, o gailestingumas didžiuojasi prieš teismą. Čia kalba eitų apie tą teismo dieną, kai bus jau teisiamas šitas pasaulis ir tai galbūt netgi visai greitai. Ir tas gailestingumas, mano gailestingai gyvenęs gyvenimas būtų tarsi koziris teisme. Tarsi didelis pliusas man. Iš visos širdies džiaugsiuosi viešpačiu, džiūgausiu Dievu savuoju, nes jis mane aprengė išganymo drabužiais ir apsupo teisumo skraiste. Ir vat Biblijoje dažnai daug kas yra palyginama su įvairiais palyginimais. Ir va tie tokie geri darbai yra lyginami su drabužiais. Kad tai yra tarsi teisumo drabužiai. Aš turiu būti, kaip ir sakiau, aš turiu būti apsirengęs teisumo drabužiais ir kad kas iš to, kad aš tikiu Dievą, o iš tikrųjų yra 100 kart geresnių žmonių už mane. Tai reiškia labai silpnas ir tuštokas mano tikėjimas, nėra meilės. Ir irgi Biblija sako, saugos iš to, kad ir ką tu ten bedarysi, ką beturėsi, jeigu tu neturi meilės, tu esi niekas. Dėl tiek savo sakau, tiek visiems sakau, kad čia aišku tiek tai norintiems sekti tuo keliu, kad visas tas gyvenimas turi būti toksai, aišku, čia tik tai viena smulkmena, ką aš kalbu, čia tik apie tai, apie drabužius tas pamokslas. Yra dar daug visko, ką Dievas sako. Bet Biblija sako, pats Dievas sako, aš tau patariu pirkti iš manęs išgryninto ugnyje aukso, kad praloptum, baltus drabužius, kad apsirengtum ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda. Ir tepalo pasitepti akims, kad praregėtum. Štai aš veikiai ateinu, atsinešdamas atlygį ir kiekvienam atmokėsiu pagal jo darbus. Aš esu alfa ir omega, palaiminti, kurie išsiplauna savo drabužius, kad įgytų teisę į gyvybės medį ir galėtų įžengti pro vartus į miestą. O lauke lieka šunys, burtininkai, palaidūnai, žudikai, stabmeldžiai ir visi, kurie mėgsta melą ir jį daro. Ir yra toks posakis, čia jisai iš Biblijos, čia citata iš Biblijos, o ne jokia neliaudės išmintis, bet tas posakis sako, kad elkis su žmonėm taip, kaip tu nori, kad su tavim elgtis. Tie, kas pradės vykdyti Dievo valią ir darys, tarkim, kad kokį nors tai gėrį kitiems žmonėm. Ir jei mylite tik tuos, kurie jūs myli, tai kokį atlygį gausite? Argi taip nesielgia ir muitininkai? Ir jeigu sveikinate tik tai savo brolius, tai kuogi viršijate kitus? Argi to nedaro ir pagonis? Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Tai jūs pamatysit, kai jūs darysit gerą kitiem, jūs pamatysit, kaip kiti žmonės jums gero nedarys. To nebus, tikrai ne, niekada. Būsit kaip tik nesuprasti ir nieks nesupras to gerumo. Ir dar viena tokia citata iš Biblijos, kur sako, kas gali daryti gerą, bet nedaro, tas nusideda. Na ir pabaigai norėčiau pasakyti paneigti tokį žmonių visuotiną mąstymą, remiantis, aišku, Bibliją, kad žmonės galvoja, kad čia aš kalbu apie tos, kurie tiki Dievą, kad darysi gerus darbus ir būsi ir pateksi į tą, po mirties pateksi į dangų. Tai čia yra išsigalvojimas, nes tada žmogus, kuris sėdi invalido vežimėlį ir negali judinti, tarkim, nei rankų, nei kojų, gal jeigu ir kažką gali, bet jis vis tiek jį pralenks tais darbais kiti žmonės, kurie yra visiškai sveiki. Tai tada reikštų, kad žmogus, kuris, tarkim, sėdi kokiam invalido vežimėlį arba guli, jam jau nėra jokios vilties. Tai čia ačiū Dievui, Dievas toks nėra, jis yra teisingas teisėjas ir
Ir čia visiškai net ne pagal tos gerus darbus tas išgelbėjimas šviečiasi, nes Dievas, jisai žiūri to žmogaus širdies motyvus, kas už to stovi. Todėl darbais, Biblija sako, nei vienas žmogus nebus išteisintas. Mes nesame verti, kad tiek pridarytume gerų darbų, kad būtume išgelbėti. Tai yra vis tiek neįmanoma. Ir išgelbėjimas yra, aš noriu, kad jūs mane teisingai suprastumėte, ką sako Biblija, kad tik tais tikėjimu Dievo Sūnų Jėzų Kristų gali žmogus būti išgelbėtas. Bet tas tikėjimas turi būti gyvas su darbais. Ir be to vis tiek tas tikėjimas yra duodamas iš Dievo. Kaip ir sako, jūsų tinkamumas ne iš jūsų, o iš manęs. Ir teisumas yra Dievo duodamas. Vienu žodžiu, čia viskas vis tiek yra kaip ir duota iš Dievo. Tai va, taip ir atrodo tie teisumo drabužiai. Ir Dievas aprengs tą teismo dieną, mes nusivilksim šitus marius drabužius, šitą kūną ir išsinersime ir tada Dievas ką apdovanos, tą ir apdovanos. Tas ir bus apdovanoti tais drabužiais ir tuo išgelbėjimu. Tai to aš linkiu savo, pirmiausiai. Iš tikrųjų visiems aš to linkiu, kad kuo daugiau žmonių būtų išgelbėti, aš nuo mano palikimų. Niekas nepriklauso visiškai, viskas priklauso nuo Dievo, aš tiesiog pamokslauju taip, kaip jie. Viso, ate.